Įsivaizduojant, žmogui reikia tikriausiai ne tik ir moralinės pagalbos ir visą kitą, tikriausiai reikia pasižiūrėti, kaip viskas vyksta iš tikrųjų. Tai buvęs generalinio prokuroro pavaduotojas Andrius Nevera prieš beveik 3 metus žurnalistams aiškino, kodėl nesitraukė nuo avariją padariusio Dariaus Valio. Dabar vis garsiau kalbama, kad Nevera tuometiniam savo viršininkui Valiui galėjo teikti kur kas didesnę, nei tik moralinę pagalbą. Parlamentaras Vitalijus Gailius pateikė duomenis, kad Valio partrenktos moters sužeidimai buvo rimtesni nei skelbta, o tuo pasirūpinti ir taip apsaugoti generalinį prokurorą nuo baudžiamosios bylos esą galėjo jo pavaldiniai. Dabar advokatu tapęs Nevera neatmeta galimybės, kad jam gali tekti įrodinėti, jog nepiknaudžiavo tarnybą. Aš manau, kad jeigu čia tie įvykiai vystysis kažkuria tai prasme, tai tų progų gali atsirasti, tada mes ir pabandysim pakalbėti. Čia šitas reikalas yra grinai ir buvo, bent jau buvo, sakykime, tuo metu, tai yra policijos kompetencija. Policija šitoje vietoje vertina tai, kas jie yra pateikimi. Jeigu jinai nori greičiau vertinti, jinai vertina greičiau. Jeigu jinai nori palaukti kažkokią, sakysim, mano, kad gali čia vystytis, sakysim, kažkokiu kitokiu padariniu. Tai čia yra jos kompetencijos klausimas. Jau čia nieks įreguliuoti, tai policija bent jau iš mano pusės nereguliavo. Valios sužeistos moters sveikatos ekspertizę atlikusių pareigūnų skuboti veiksmai įtarimų kelia ir Vilniaus apylinkės prokurorams. Jie mano, kad Valios sukeltą eismo įvykį reikia tirti iš naujo. Jeigu šiuo atveju būtų atliekamas tyrimas, tai jisai turėtų ir atsakyti. Kodėl? Ar tai kas paskubėjo, kodėl buvo priimti tokie sprendimai, kodėl jie buvo atlikti taip greitai, kodėl nebuvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Šiaip praktikoje tokiais atvejais laukiama, kol žmogus užbaigs gydymą ir, sakykime, bus uždarytas biuletenis. Tyrimas dėl Valio galimai padarytos nusikalstamos veikos prasidės, jeigu žalią šviesą tam uždegs prezidentė ir Seimas. Seimo antikorupcijos komisijos vadovas įsitikinęs, kad Valys, nelaukdamas tyrimo pabaigos, turėtų trauktis iš posto. Ir ne tik dėl lendančių avarijos aplinkybių, bet ir dėl seniai prarasto palaikymo Seime. Aš labai dažnai cituoju ir prisimenu istoriją su garbingų teisininkų, kvalifikuotų teisininkų ir vienu iš iškilesnių generalinių prokurorų Valantinu, kai išreiškus Seimo nepasitikėjimą, jisai pasakė, kad aš kaip garbingas teisininkas negaliu tokioje padėtyje būti ir dirbti. O jeigu nesvetimas šios asmeninės dalykinės savybės Valiui, aš neįsivaizduočiau, kaip jis galėtų dirbti. Gailius neatmeta, kad ši istorija atskleis ir daugiau Valį galėjusių dangstyti pareigūnų. Reporteris Artūras Paknys, Vilnius.